Labadiena, gerbėmėjai žiūrovai, šiandien mes su jumis Jonavos centrinėme stadione, centrinis stadionas ir centrinės žaidėjų. Martynas Matuzas išvėja Junesą iš senelės, o čia Deividas Gineitis. Padės su kamuoliu, na ir ką gali su kamuoliu šis japonas, galite įsitikinti, puikus perdavimas, smūgis ir rezultatas tampa 1-0, o įvartį muša 7 numeris. Taiga Horikoshi. Na, labai graži ataka ir aišku, pirmiausia, tai pradėjo ją kairiajame krašte. Musashi Fujoshi. Figuredo. Pavojingas perdavimas. Adetūni. Keliauskas, kairė koja į vartų plotą, Liutauras Juška gaudo kamuolį, bet 6 numerį ypač prižiūrėtų. Hugo Figuredo, Rybelis prašoka kamuolį, Kabošiui smūgiuoti nepavyksta. Dar vienas smūgis, įvartis! Įvartis! Ir Renatas Banevičius lygina rezultatą. Signalizuoja ten teisėjas asistentas ir labai gražus išlyginimasis įvartis 1-1. Pažiūrėsime epizodo pakarsis. Aidas Rybelis 88 cementuoja gynybos vidurį. Čia štai tokia situacija ir atmušė kamuolį Petruševičius su ploto. Šiaip kaip ir puolės, tačiau labai mėgsta, kaip gražiai iššita kamuolį Aurimui Raginiui. Čia reikia perdavimo, smūgis į vartų plotą, bet į tą vietą, kur savybės nieko keistų. O štai toks epizodas, kuris baigėsi pavojingų Jutaro finalo divizionė. Marijampolės Sūduvo žaidėjas. Čia geras perdavimas ir dabar Kitazavai pritrūko, kaip bebūtų paradoksalu ir keista ūgio. Tada čia dar Banevičius. Kairė koja, baudos aikštelės vidurį, smūgis ir kamuolį gaudo vartininkas. Pirmoidės finalinis šilpukas. Taip spėčiau. Liutauras Juška kyla į viršų vėliavėlę. Taip. Teisėjas Mantas Liškus kelia dvi rankas viršun. O tai reiškia, kad dar vienosios lygiosios. Vėlgi, žemaičių komandos ir toliau atvažiavę į Jonavą žaidžia lygiosiomis.